Labai graži vieta prie Ženevos ežero kranto. Dar kitoje pusėje matosi Mumoja Šveicarijos kalnai, visi mus atsisveikinėja. Čia stovi mūsų busas. Čia matosi Montblanas, visi žmonės, žiūrėkite, mes prie Montblano. Bandysim į šitą užkilti. Nu, ne visai su patys, bet su pagalba keltuvu. Ledas. Nu va, pakilom, ponai. Aukščiau nėra kur kilti Europai. Va. Vaizdas. Lipa. Šaunoliai. Ir Gintų linkėjimai, ir Irenai linkėjimai, ir Pauliui, ir Artūrui, ir Evelinai. Visi priimkit linkėjimus, jūs ten kažkur randatės, va toli. Nematau aš jūsų, pakeltumėt ranką, tai dar pamatyčiau. Nu, leisimės žemyn, krentam. O ten žemyn. Suprantinis žmogus. Ir mūsų greit kelia? Taip nesimato to aukščio, žinai. Pažiūrėjau, ten kaip zigzagais kalnai, keliukai kokie zigzagai. Negadintis. O kaip šiandien užspaudė. Čia 2,317 va, aukštis. Nu, sako Niolė, pakalbėt, ką čia kalbėt, gražu ir viskas. Žiūrėk, cyp žmonės. O, nu jau viskas. Voici ma coca préférée. Vas-y, embrasse-moi, s'il te plaît.
Gal reikia sulėtėti, aš jau per kai kurau. Nelaipsnį. Kur čia tilpt mums dabar, nu? Lemba nachalai, a? Yra mašina dar. Palauks. Pasilenksim šią istoriją. Ten toli Valdė stovi, pačiam kampe mažyliukas. Mes paskui dar kilsim to kalnu į 2770 metrų aukštį. Na taip, Nijolė eina siauru takeliu. Na įdomu, ką aš pamatysiu už šito posūkio. Sakiau, kad jau pamatysiu sniegą. Atspėjau. Sukasi biški galva. Bijau nupult eidama filmuodama. Aš ilsiuosi. Labą dieną. O čia kokie pagaliai bus paramstyti. Valdės jau nerimauja, skambino. Turėjau žinutę rašyti, kad nesinervuotų. Nu, bet jeigu žūsiu, tai egzotiškai. Visa spauda rašys, Lietuvos rytas ir 15 minučių, kad kur lietuvaitė nugarmėjo. Oi, palauk. Taip. Nu va, visus posūkius perėjau. Pėsčiųjų tako gal jau toks pusė žygio baigėsi, nes išeinu į tokį slėnį. Nu, nustumsiu šį bedugnį. Drach, parara. O čia tai posakis bus, žiūrėk, lekiant žemyn. Tu tik tai neišnikauk. Vau. A posakį paimti reikia stabdom. Sako, sukit į dešinę. Širkanių jasna, kad sukti į dešinę. Nu, gaziuko. Jau gazuoju. Viskas. Lipamo ten, tu žiūrėk, kaip gražu. Važiuokite trupučiuką. Mašiną atvest, Belskienė ten kavutę geria. Nu, turutmės, ten kavutę geria, pažiūrėk, kas čia darosi. Mašinas kaip kyla. Ai, variklis biški užkaito. Šoksiu žemyn to jau. Kiek sakei čia aukštis? 2557. O, čia tikras sportininkas. 2670. Jau užkilom. Manęs judinti negalima, aš dabar galiu netyčia vairą pasukti į kairę ir mes nusiridensim iš Mėnulio žemyn. Jau čia sunkiai, čia matyti. Viskas gerai, viskas valdoma, viskas kontroliuojama. Mes pakylam, va. O čia jau stosim. Jau čia reikia įpusėti kaiminės. Bet čia sustot nėra kur. Yra. Jau čia reikia kaiminės. Viskas, pakilom. Nu va, sustojam.
aukščiausiam taške 7, 7, 7, 7 ar kiek tenai. Tai yra 2 kilometrai beveik 800. Nu gal nesutiks Niolė nakvot, sušalsim naktį. Bet gražu. Oi, fainai, kaifas. Pirmų bėgių leidžias. Ten ledynas viršui, ten matosi. Greitis 40. Nu, Pont du Diable, velnio tiltas, bandysim eiti jo, o ten lipt kažkur reikės lipti. 100 metrų aukščio. Lipt. Nu ir eisim į šitą tvirtovę. Žiūrėsim, kaip ten seksis. Nu, padėk. Dar kitas ruosis. Nu tai aš visų jau nefilmuos. Aha, nu šaunu. Man net gražu. Ar čia iš Ševos? Ne. Mes ant Pont du Diable tilto, kur prieš tai filmavau. Čia mano Nieliukas, hello Nieliuk. Lipsim kažkur taip čia. Lipsim vieną pilaitę, o dabar to tiltuko kitoj pusėj. Tiltas rašo, kiekis metrų? Virš 100 metrų gylio. Toks pusiau kabantis. O, ten žmonės bando lipti. Nu šaunoliai. Nu va, ėjom. Dar aukščiau pilis. Bet aš jau tenai nebeisiu. Čia pasirodo kelias ir mašinas gali važiuoti. Kažkur važiuoja. Nu nebent kelionė tęsis pro šitą vietą ir mes čia dar užkilsim su mašina. Kylam Kelibero labai sudėtinga atkarpa. Čia tokie atšiaurūs, niūrūs kalnai, kai Mėnulio krateriai kokie. Dar ten kažkur kilsim ir dar kilsim. Šakės. Kokie vėl dantyti kalnai. Kokie... Oi, kaip gražu. Tas saulės prošvaistis kaip apšviečia, kad ir pilka, bet vis tiek gražu. Principė, tai atvažiavom mes atvažiavom iš čia va. Va. Matot, kokie keliukai. Nedavė automatui persijungti, blokavau automatą. Iš karto pirmą bėgį įkišau. Gerai, kad šalia viskas. Čia visi fotosesiją daro. Gal rasim to taip skersą kaip nors šalia šitą kemperį. Nu va, užtraukim, šaunoliai. Užkilti užkilom,
Bet dabar pažiūrėk, kas čia darosi nuvažiuoti. Va. Pažiūrėk, kas ten darosi. O jeigu tu... O mama mia, jeigu tiesiai šokam, a? O tai per tunelį grįžti. A mes čia, Aš nelipsiu. šito keliuku, nu šaunoliai. Ne. Ir mūsų mašinytė va čia va. Kilba kaip klaustukas. O čia iš viso kaip, nežinau kas. Kaip kas. Suraikyta. Lempa posūkį neišimsiu dar. Teko. Tikrai ant ribos. Aš tave nekalbinau. Geriau čia ratas įsmūgė. A vaizdai, bet man čia biški baugu, nematau kelkraščio vaizdą. Patys ieško. Nėra mašinos ten. Nėra. O taip, kad tu įkištum kamerą. Gerai, einu į peklon su savo kamera. Tada kokie kalnai gražus ten toli. Žiūrėk, arčiau sienos. Klausyk, mamutė, nemokim mane važiuoti. Mokinsiu. Arba išlipk ir eik pėstute. Ne, aš nešauksiu. Kur tu nušoks dabar? Nėra kur tau šok? Ten. Į ten, tai Paskalbytės. aš turiu apsisukti, kad tu į ten nušok. O, dar saulė. Baugu? Biškį Kitą ranką gali padėti. Arba va šitą sulankstyk ir pakišk. Aš viską padarysiu, tu nieko nedaryk. Na, va, du kemperiai. Tilpo. Ir iš kur čia? Iš kur čia tų kemperių važiuoja? Ko jam čia reikia? O, čia reikia. Ai, kokie šašai, ja. Įdomu tas berniukas, kur kyla, atsimeni, toks minė, kur ilsėjasi, jau užkyla ar ne. Nu, va, 2 kilometrai aukštis, nusileidom 600 metrų. Devynias 10. Retai žiūrėk, pavyzdžiui, karo metu. Sunku tiem mažesnėm. Nu, nenorint šito skardžio miegoti. Taigi, tai jau sutarim, kaip čia tą patį galime. Tai va čia tas trasos pradžia. Va žmonės eina, gauna instrukciją. Na ir pirmin. Kaip atsargiai eina. Va. Pušyse ties bedugnė. Pažiūrim, ką jin taip čia žiūri. Oi, ta mūsų žiūrovė. Nereikia laikytis. Lipu, opa. Lipu. Atsikabinau. Ir va. Merginam tai perdėta vyrukai, spirėti, kurie eina, merginam perdėta kablius. Gal nepasiekė? Laikausi už medžio, nes mano koja va. Matot? Koja va. Ties bedugnė. Ne, dugnas yra. Tas dugnas gan toli. Nu, įdomu. Beveik 500 metrų ilgio ta trasa.
molis. Oi, kaip čia fainai. Vakaras jau. Saulė leidžiasi. Tokia rausvai gelsva spalva visur. Viskas prieš akis, biri nechačiu. Vanduo apačioje. Nepasakyčiau, kad šaltas. Visai gerai. Sako, šaltas vanduo, bet jis anekdotus kelia. Vanduo kaip pašildytas. Vėjas pučia čia mums už nugaros, tiesiog į tą kalną. Ten į saulę šildo šlaitą, jis šyla oras, kyla į viršų. Ir toks termikai vadinami turbūt. Ir į viršų kelia jos. Nuo Barcelonetės iki Verdė kažkokio. Tai dabar aš neatsivertus, negaliu ištarti. Iki Baldberg 77 km turim nuvažiuoti. Čia rodė, kad 2,4 kelio plotis. Priekabom važiuoti iš viso negalima. Opa! Atgal reikės paduoti. Kaip išgazdinęs tokių riksmų. Nereikia čia tavo daug emocijų. Nes bus negana, kad tavo... Nepadėkojo, ką aš jį praleidau. Ir vėl belskai įlindo į kokią tai skylę. Nuvažiuojam. Telpu. Dar telpu. Čia gal 2 tik metrai. Turiu centimetrą, davai išmeruoju, ką? Nemeruoju. Bet va tokioj vietoj, kaip fainai. Nenuleis mūsų trukdys, jeigu čia atvažiuos koks. Nu tai ir sustos ir pasijuos. Už tai čia leidžia mašinai važiuoti ženklas neplačiau kaip 2,4 metro. Čia iš to rautė turbūt siauriausias kelias, kiek pravažiavom. O niekur nebuvo tokių ženklų. O tokių jo ženklų nebuvo, o pažiūrėjau siauras dabar ką čia nai. Aukštis 3 metrai. Ponai, aukštesnės kaip 3 metrai mašinos čia nevažiuot. Tiltukas aš telpu dar. O kur čia įsisukti? Ar neužsikabysi? Nu, mūsų gal ne... Pala, ar čia kur čia įsisukti? Kelp, normaliai. Bet čia labai nesunku nuvirsti. Bet gaila, mes ano tunelio nenufilmavom. Siauras ir tamsus. Nu va, čia siaura vieta. Čia prasilenkti, jeigu išpriekia mašiną, kas atbulas važiuos. Pavyzdžiui, jeigu su lengvaja, tai lengvoji jau taip žmogiškai. O jeigu du kemperiai, tai nežinau, kuris mandagesnis. Padėkojo čia? Plačiai taikyti reikia. Taikiau. Čia tai tik 1,80 m buvo. Bla, viskas, čia pravažiuojam. Kas dabar ką praleidai? Rodo, tau dar biškį padaryk vietos. Pavažiuok atgal. Moteriškai gerai. Nesimaku, kaip fainai. Kaip iš dainos. O kritimo tam amplitudė ilga bus. Tai dar pagyvent galėsi, kol iš aukštai krysi. Dar vaizdų pasižiūrėsi. A čia, kai žemai krysi, nespėsi vaizdelių pažiūrėti. Nieko, va čia į medžius atsitrenksi, gal dar medžiai sulaikysi. Čia tai jau sakė, kad kažkokia čia ekstremo nėra. Nu, man tai ekstremas va tokio keliuko važiuoti. Ir neužkabint šonų mašinas. Čia pralysi. Turėtum, jeigu taip pavyko savo čia. Babytė, šildesnės, Tilpsim? Jo. Jo, blemba. Įsirėminom. Pala. Va, matai, pažiūrėk, mum medinas.
Bet čia, ko čia ir kemperių nesutinkam, pastebėjai? Kol kas nei Čia vieno. Bielskai vėl durniai. Lenda. O, Čia tik dviratininkus ir motociklistus. Nu, šakės, dabar aš jau bijau. Nes mums net ir kaip raumenys dirba, aiškiai matosi kažkas. Bet čia seni raumenys pagyvenę, kaip sakant. Jo, bendraamžis. koks aukštis? 2,3, 2,50. Dar 100 metrų kils. Dar turiu atsargoje pirmą bėgį. Tilpsi. Čia perėja. Labai įdomi perėja. Kemperio nei vieno kažkodėl. Nu, čia siaura. Atseit gal jie bijo važiuoti. O aš kaip visada įlendu kažkur, kur šuo nekiša. Va. O čia. Oi, kaip gražu. Šešėliai. Mano kepurė viską gadina. O, senovinis, koks be lempučių, akmeninis. Paskutiniai pasispardymai, Valdas sako. Šios dienos. Nu ir rytoj paskutiniai bus. Bet ne tokie jau gal. Nu va. Kol de Turinį. Stovėti negalima. Bet sustojau. Gal negausiu velnių. Buvo du keliai. 11 kilometrų iš vienos pusės, vieną pusę į kitą, bet į tą patį miestelį. Tai kažkaip pasirinkau tą, kur mašinos ilgis 10 metrų ribojimas. Nu, pasirodo, jis yra sudėtingesnis. Ir nuolydis 15 laipsnių. O Bilskienė tik žvengia. Sako, Bielskus blemba renkasi ten, kur sunkiau už 2 kelių. Nu taip ir gavosi, nu tai ką daryti dabar? A mes Verdon, nu to kanjono atseit, čia raftingų visų kelionių pradžia. Dar chebrytė plaukia. Oi, fainai. Ne, čia gal jau sustojo jie. Einu, žiūrės biškį toliau, kur jie ten sypia. Ten hebra varova. Šakės. Šakės, šakės. Ne, cypia, reiškia, ten moterų nebuvo. Ar čia bus moteris ar ne? Žiūrim. Nėra, čia vyrai. Yra. Atsitreikė, jie dar juokėsi rūpužės, a? O, žiūrėk, tai krisvatai, žiūrėk. Net šuo išlindo pažiūrėt, kas čia per... Nu, va, čia tokia poilsio vietelė. Užslenkščia žmonės biškį pasiilsi. Atrodo, mes ten Boderanus apeisim, tai žemesnius. Kai vėjas su kepurė vienas toks va. Na va, jau buvau pametęs tave. Tai aš vijausi. Jo, kur velnės mūsų užnešė. Mes miestelė Rasaulijon. Ten pačiam miestelėje, paėjus biškį, yra kasos, apsimokėjom
Ir mūsų įleido į šitas grožybės pasižiūrėti. Ką taip pažiūrėjai? Aš tau levandinių ledų nupirkau iš levandų. Ačiū. Važiuojame į Gordės miestelį. Atkreipkite dėmesį, kaip įdomiai tvoros sudėtos ištisai. Iš priekio, kaip babuška lipa. Nevadink tai batų suplėšysi. Žmonės gyvena beveik iki 20 amžiaus. Iki 20 pradžios. Va, galiu parodyti, kad juda. Ne, šitas nejuda. Jie, matot, va. Čia Bielskienė kažką šmalcaravoja. Čia ragana tyka, tau išvaizda tokia kaip daugiau ragana panaši. Gazuoja Bielskienė. Palei tvorą firminė, kur kiekvienas akmuo juda, jokio cementavimo nėra. Nevers, kad po tavęs griuvėsiai liks tik tai. Na, kokia gatvelė. Eina mes link mašinos 1,6 km. Pistute. Nu va, miestas Fontainebleau-Vaclucė. Čia ne upė, kaip visi galvoja. O čia, ten biškį bandysim, čia yra šaltinis. Nargi negražu, neprie. Bet va, pažiūrėkim, kas čia viršui darosi. Galva lūžta į viršų pakėlus, kaip kokiam katile. Nu va, priėjom prie ištakų. Iš čia kyla vanduo, bet taip tai neatrodo, 90 kubų į sekundę. Aš nusileidau prie pat ištakų. Čia, kiek teko skaityti, Kusto leidosi 380 metrų gylio. Nu va, ten yra išmiras. Gerų laikų, kai sausa, toks lygis matyti. Va, čia metrai 1, 2, 3, 4, 5 matom. Persukom į kitą pusę. 6, 7, 8, 9, 10, 11 po kilometrų ir persukom į šitą pusę. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 metrų pakyla vanduo. Iki ten. Va, tas vanduo sunkėsi iš visų uolienų plyšių, o čia irgi sunkėsi. Va. Pažiūrim į tos gražuolės šaltinio tekmę. Kaip čia gera. Kaip čia ramu, vanduo krištolinis. Kažko stringa mechanizmas. Sako, čia ir dar dabar daro popierių rankiniu būdu. Žemėlapiam daro, dar kažkam. Pjausto. Paskutinį kartą pasižiūrim, koks skaidrus vandenėlis. Tiesiog nuostabiai skaidrus. Ilgai žiūrėjau. Nu va, kur mes priėjom Avignoną. Centrinis objektas, popiežiaus rūmai. Ten prancūzų popiežiai pykosi su, tai yra karaliais su Italijos visokiais karaliais, tai tas kažkuris tai popiežius nutarė persikrausti čia. Jis nedidelį namelį pasistatė, kaip namelio rūmus, bet jo visi tarnai po kurio laiko per eilę metų pastatė tokią galingą, prašmatnę, sakykim, pilį. Mes prie centrinio įėjimo, o gerai pastatė jie čia. Keliam. Va, Nijolė sako, atvažiavam priplies, norėjau pašnekėti, jis sako, tu paskaityk, nes nežinai, ką šnekėti. Ką šnekėti, ką matau, tai aš šneku nuostabi pilis vakaras, atvažiavam šalia kempingas,
Nu, pažiūrėkit, nu argi negražu, nu tai dieviškai viskas atrodo. Nu va, mes pilies kieme. Nu va, vaikštom mes pilies teritoriją. Ką matom? Pažiūrėkim tą pilį iš išorės. Vakaras, nu ne vakaras jau, beveik naktis. Nu, neišpasakytas vaizdas. Važiavom po upių, nutarėm sustoti ir kažkur pabėgo mano skalbėjėlė. Sako, eisiu išskalbti. Pabandom leistis. Pap, pap. Čia kažkur nusileidom. Va, kur ta skalbėjėlė? Laimei. Kaip vanduo šiltas, šaltas? Aš paleisiu, tu nueik ten pagauti. Nu, sulaukiam vienos aukos. Žiūrim, kaip jiems seksis, visai nieko. Vyrukas ir mergaitė. Dėmesio, pažiūrėsim, kaip jie plaukia. Dvi mergaitės, ne. Okei. Oficiantė, neškit čia kavą. 100 eurų už tą kavą. Nu, natūra. Ne, 100 eurų. Ei, tu viską pinigus verti, kokie tu, nežinau, žodžių neturiu. O, nu, gazelė kavą atnešė. Kokio kalno nučiažiau? Nemačiau. Davai. Nu, tai eik šiek. Pradėjau apsišutinti. Ot, gerai, kad neapsišūtinai. Nu, tai fainai, atvažiavo kava. Ačiū, mamytė, ačiū. Čia pavalgyt, dabar kainai. Pavalgyt? Nu jo, išsivyt. Prancūziška kasdienybė. Pačia mūsų vyrėjukė vaidina inteligentė. Nu gerai, gerai. Čia mūsų vynelis. Čia kas nereikia, žino visi. Nieks nežino. Na jau tu čia papuosi. Čia mūsų lauko fazenda. Iš puodukų geriam. O vynelį, matot, o taip lėkina mano gražuolė. O man nidelnė neduoda. O bjauri. Ar tu čia pralysi? Pralindai. Čia važiavau. Ar čia iš vis galima važiuoti? Nežinau, čia kiemas. Ir juokiasi iš mūsų žmonės. Pamatėm stovėjimą aikštelę. Jūs pažiūrėkit, netoli Ispanijos, Bilskienė kokia sušilus stovi. Vėjas. Nesvarbu vėjas. Tai visai nešilta. Taip nelinguok, aš negaliu filmuoti. Gorguja, tai bent parašyta paraidžiui. Il surtet. Il surtet mes prie miesto. Ir čia tokie grožiai. Jeigu kaip vištos kontūras. Aha.
Ko tik nėra. Kad visokį grožį. Va. Kokie. O čia kokie maršrutai. Čia vargonų vamzdžiai. Va, kaip vargonai kokie. O ten va, o čia va. Labai panašu į vargonus. Nu, kas gali pasakyti, kad čia negražu. Mano Fräulein tyrinėja, kur ten dar galima eit, bet matau, kad čia jau. Nu, einam dar į vieną kokią tai. Čia mūsų pravadyrė priekį eina. Žiūrim, kas čia yra. Einam, va, siaurėja. Nežinau, kurį pirmai pasirinkimą. Oho, čia labirintai kokie. Jūs pažiūrėkit, kur čia mūsų velnės atnešė. Ne velnės, o keliukas atnešė. Atvedė. Aš čia šneku, gal per daug šneku. Karalystė kokia. Ką? Ir karalystė kokia. Užburta karalystė. O, čia toj Meška. išlips koks baubas. Kaip čiups tave už blauzdos. Nusitems į urvą ir suvalgys. Ir tik kauliukus man čia iš viršaus numes. Ką tu ten baidai muses? Jo, babai, iš tikrųjų. Nu, žmonės. Ir viską daro gamta, vėjas, saulė. Gamta. O žmonės griauna laipodami. Šoletė miestelis. Einam į kokią tai aferą dabar. Aš ir Bielskienė. Avantiūra. Avantiūra, aš ir Bielskienė, dviese. O čia kažkur lendam, stinkam vieną kitą keleivį. Dėmesio, čia kažką reiškia, bet ką reiškia mes nežinom. Varom toliau. O, čia gal ją pastumti reikėtų? Ar kaip? Nu, gal nestumsiu šį kartą. Palauk, čia reikia palenkti galvą man. Palenkiau, kelią pastojo, ar pagulė. Akmenys užvirtė, upelė užvirtė. Bandom čia rioglintis kažkur. Palauk, o tai kokia nedraugiška. Nu, čia biški nesinoris iš šonait. Palauk, neliuk. Va, ir tu uždėk akmenuką čia viršuk. Kad tu čia pabuvojai. Va, kas pabuvoja ant čia, matyt. Neik ten atsargiai. Dabar taip, tu man pabandyk nukrist. Liuk greičiau žemyn. Nu, va. Priejau tą vietą, kur mačiau internete. Čia pasižiūriu žemyn. Nelabai malonu būtų, visa žmonės mažiukai, o. Einam toliau. Taip. Nu, žiūrim, galvą gal nepraskelsiu. Ne, galva nesekė. Bet žmonės aukščiau kaip 1,76 m, lenkit galvą. O, atradimą padariau. Bonjour, mademoiselle.
Saviškę sutiku, blemba, kokią šalį bevažiuočiau, vis man priekyje maišosi, nu, užskuba, nu. Gal palauk, seneliuk. Ačiū, kad praleidot. Čia taip ilgiau pažiūrės kažkaip galva, taip biški. Geriau toliau nuo krašto. Nu, einam toliau žiūrėti, kad čia mes perėsim. Įdomu, kas čia iškirto šitą praėjimą. Nu, einam toliau. Nu, sutrenkėm gerą čia žygį su Niliuku. Jo, mūsų šitą pusę kelionės šita ir buvo tokia daugiau judėti fiziškai negu su mašina. Nebereikalo mes mėnesį važiavom iki čia. Nes kadaise per pusę to laiko mes apliekdavom pusę Europos. O dabar tik va biškutį pavažiavom. Bet už tai kaifas, malonumas daug didesnis negu su mašina. Praleki, pilvą ant vairo paguldės. O čia mašiną stot galima, pasirodo. Va, aš apie šitą uolą kalbėjau, o ne apie tas pusės. Čia ne ola, bet čia angas. Skylė. Mes tada sustopiškai stovėjom. Prašviesėjo, valio. Nu, praėjom tą kelią. Dabar prasidės mūsų leidimasis. Von in ten. 3 bėgiai. Ir ką jie daro, tie 3 bėgiai? Keista. Ką tai galėtų reikšti? Va, mano geltonas traukinukas atvažiavo iš Villefranche Confleti, kur aš svajojau važiuoti su juo, o jis atvažiavo iki čia, kur aš jau stoviu. Pats pas tai atvažiavo. Pats pas mane atvažiavo. Va, mes ten ėjom. Įsivaizduojat, kokia aukštė. Kaip stačiai.